Valstybė yra tautos būdas gyventi kaip tautai. Iki valstybės yra etnosai, jie susijungia bendram gyvenimui, bendroje kultūriniai ir genetiniai terpei, tik tai per organizaciją, kuri vadinasi valstybė. Lietuviai visada stengiasi gyventi kaip laisvi žmonės. Taigi susijungimo būdas, bendro buvimo būdas jiems buvo esminis dalykas. Kai pasižiūri į didžiosios Lietuvos, šiandien vadinamos Didžiąja Lietuvos kunigaikštystė pilis, matai, kaip ten yra beveik tobula forma įkūnytas lietuvių laisvės troškimas. Gyventi patikimai ir aiškiai, žinant savo gyvenimo vertę ir tikslus. Visa tai yra išreikšta tvirtai ir net sakyčiau prabangiai. Didžiausias mūsų laimėjimas po okupacijos, po didžiųjų pasipriešinimų, partizaninio karo, kuris buvo tikras Europos karas po Antrojo pasaulinio karo, po inteligentijos pasipriešinimo, po kitaip mąstančiųjų veikimo Tarybų Sąjungoje, būnant Lietuvai, stojus Sąjūdžiui ir atgimimui, bendro gyvenimo troškimas esmingiausiai buvo išreikštas kovo 11 aktu, atkuriant Lietuvos Respubliką. Šiandien Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, mes gyvename daugiau pagal vėl internacionalizuotos valstybės principus, daugiau paklusdami bendroms nuostatoms negu lietuvių nacionalinės valstybės nuostatoms. Ir šiandien vėl ta raiška, laisvės troškimas pereina nebe tiek į valstybinį gyvenimą, kiek į kultūrinį gyvenimą, intelektualinį gyvenimą ir suprasti, kas dedasi, žinoti, kaip veikti šitoje erdvėje su galva, išmanimu, bet niekada neatsisakant savo laisvės troškimo ir gyvenimo tautai ir su tauta, darosi vėl svarbiausias mūsų nacijos uždavinys.